Labas rytas, tai kaip matote, aš dar su pižamos ir nepasiruošus, nes ką tik atsikėliau ir ką tik pasidariau skincare ir dabar einu daryti arbatos. Tai viskas jau labai skubu, apsirengiau striukę, pasidėjau kuprinę ir einu apsiauti batus ir viskas skubu autobusą. Ką tu čia filmuoji? Atėjome į valgyklą, dabar pasiimu bandelę pavalgyti pusryčius, nes nevalgiau namie. Gavau bandelę ir iš karto happy kidas, o dar duris atidarė man. Dabar laimės iki kelnių. Dar dabar, kol turiu laiko per langą, kadangi šiandien bus dailės olimpiada, tai atėjau dar truputį pasieskizuoti kažką. Čia jau porą eskizų turiu, nes reikėjo prieš tai darytis. Jau apsirengėm, išėjom iš pamokų ir dabar skubam į mokyklą, kurioje bus olimpiada. Daryk už mano dažus, aš šiandien dafugo. Tuo prasme, jūs pasižiūrėkit, aš čia bandau kažką kurti, daryti ir man tiesiog sugadino viską. Tai va, aš savo darbą baigiau, o dabar reikia visą šitą betvarkę susitvarkyti. Tai ką tik baigėsi olimpiada, dabar jau pristatėm savo darbus, nenufilmavau, kaip kalbėjau, nieks manęs irgi nenufilmavo, tai nėra šito video, bet dabar vat išėjau sesę palydėti iki mokyklos ir einu atgal, jau lauksim rezultatų ir paskelbs, kas laimėjo pirmą, antrą ir trečią vietą. Labai rankos drebėjo, dabar prasėjau pro lauką biškį, tai jau nebe taip dreba, jau ramiau šiek tiek. Vis tiek baisu, nes jeigu pirmą vietą kažkas iš mūsų paima, tai važiuoju į Respubliką ir važiuojam į Klaipėdą. Tai viskas, sužinojau rezultatus, laimėjau antrą vietą, nevažiuoju į Respubliką, labai gaila iš dalies. Bet iš kitos pusės džiaugiuosi, nes turėsiu laiko pasiruošti egzaminams ir nebus didelio streso. O dabar skubu į matematikos konsultaciją, nes kitą savaitę jau tarpiniai. Aš tik kiekvieną dieną pasidarau tas reklamas, nes labai... Dabar prisimenu, kad manau 10 minučių susirinkimas. Tai dabar po pamokų atėjom jau į autobusą stoti ir einu į autobusą, dar nuėjau apsipirkau šiek tiek, tai va. Labą dieną. Dabar taip noriu trumpai apibendrinti visą šitą dieną. Tai realiai džiaugiuosi, jog laimėjau antrą vietą. Aišku, galėjau ir pirmą laimėti, bet džiaugiuosi ir dėl antros vietos. Taip pat gerai, kad ir matematikoje prasidėjau realiai 3 pamokas. Tai tikrai, manau, kažką jau išmokau, pasigilinau žinias. Tai gal ir gerai, kad tiek prasidėjau. Bet dabar laukia dar chemijos išmokti 57 reakcijų lygtis. Tai net nenoriu kažkaip namo išeiti. Tai jau turbūt suprantat, link ko aš linkstu. Nes, kaip supratot, jau kad bele kiek dar namuose turėsiu daug mokytis ir daryti namų darbus. Todėl čia ir atsisveikinu, tai ate ir iki kitų video.